Esu Marius iš Telšių vyskupijos jaunimo centro, dabar esu vadovas. Prieš pusę metų nebūčiau to pasakęs. Tas kelias iš tiesų labai įdomus, nes mokslus aš baigiau ekonomikos Vilniaus universitete, bet kaip matot, iš sostinės mane nusintė dievulis į kitą sostinę, į Telšius, kas yra tikrai džiugu, bet dabar koks tas kelias buvo. Tai aš, kaip ir daugelis jaunuolių po sutvirtinimo sakramento tariau ate bažnyčią, aš žinau, kur yra laimė ir ėjau jos ieškoti. Ką Dievas bent jau davė jėgos ieškoti tiesos. Aš nemaniau, kad bažnyčia tai turi tą tiesą ir nesutikau su ją ir pykau ant jos galbūt kažkur viduje ir kažko ieškojau ir visame tame gyvenau. Tai buvau priešininkas bažnyčios. Bet kokiu 25 metų, jau baigęs studijas, dievulis man biškutį puikybę pravalė vienu tarpu. Nes čia puikybė kalbėjo, aš čia kas kaip. Aš savęs nematydavau nuodėmingo. Visiškai nematydavau. Aš sakydavau, ką aš blogo padariau. Kas? Čia kaip paprastas žmogus. Nieko blogo nedarau. Bet tai ir išdavė, kad aš nežvelgiu į save taip, kaip į kitus žvelgiu. Pats savį rasto nematau, o kituose mažą šapelį jau žvelgiu. Tai niuansas toks ir aš pamačiau, kad turiu nuodėmių ir tos nuodėmės labai paprastos. Supratau, kad esu tiesiog nuodėmingas ir tada sakau, okei, o ką aš daryti, jeigu aš čia ir tą blogą padariau. Tai žinios iš tikybos mokytojų, kurios dalis klausosi, jos man atėjo, kad reikia išpažinties eiti. Ir po ilgo laiko, tai ten kiek čia, 90 metų praėjo, kuomet aš sugalvojau išpažinties nueiti. Tai linkėjimai domininkonams, dėl to, kad pirmoji mano išpažintis tokia sąmoninga buvo būtent pas domininkonus Pilypo ir Jokūbo bažnyčia prie Lukiškių aikštės. Nuėjau drebantis, visos drąsos mano baigėsi ir su virpančiais keliais laukiau, kada ateis kunigas į klausyklą. Pirmąsyk belaukiant neatėjo. Buvo galimybė tiesiog elementariai bėgti. Bet ką aš dariau? Sakau, gerai, vienas įk neišėjo, lauksiu kitą. Kitas įk atėjo, bet kojas dreba, visa kita. Ir aš tada sulaukiau ir priėmiau, tiesiog, vardinkim taip, atlikau išpažintį, gavau išrišimą, atgailą atlikau ir priėmiau komuniją. Nieko nesuprantu, kas tas Jėzus Kristus, kas ta komunija ir visa kita. Bet jausmas priėmus komuniją man liko. Aš nesupratau, bet labai gera. Dabartinė žmona, tuo tarpu draugė buvo, jinai nebuvo tikinti, jinai buvo lygiai taip pat kaip ir aš, tik tais be sutvirtinimo sakramento po pirmosios komunijos. Jinai kreivai žiūrėjo šitą reikalą, o aš tuo tarpu gyvenu jau tokį įtikėjimo pradiniai žingsniai. Sėkla kažkokia sudygo. Tikybos mokytojas, kurios sėjo sėklą, man po kurio laiko, po daugiau nei 10 metų sudygo. Ir kai jos sudygo, tai aš pradėjau pirmą kelią. Antras žingsnis buvo, aš pradėjau lankyti nuosekliai sekmadieniais į bažnyčią. Ir pradėjau klausytis XFM radiją. Tai pradėjau aš keliauti į bažnyčią nuosekliai. Kiekvieną sekmadienį aš einu į bažnyčią ir savo tuometiniai draugiai sakau, einam? Jis sako, ne. Ką ten, kas čia? Tai aš einu tuo keliu ir tada taip žingsnis po žingsnio aš vis taip lengvai siūlau. Prisijung. Ir kažkada jis sako, kiek sekmadienį taip siūlai kažkur nueit kartu. Siūlai ir vėliau anksčiau ar vėliau tai bus. Tai teigiamas atsakymas. Nuėjo vienąsyk, antrąsyk, trečiąsyk, vienąsyk nuobodo, dar kažkas kitassyk. Patys pradėjo klausytis. Bet čia jau jos reikėjo klausti, jos pašaukimo dalies. Ir momentas tas, kad jinai irgi nuėjo tuo keliu. Tai mes pradėjom tikėti. Taip jau patys, aš čia taip dabar žvelgiant, matau, kad kiti tokie yra užversti kibirai. Į užverstą kibirą nieko neįpilsi. Tai pirmas dalykas, aš buvau atsivertęs, kibiras, pradėjau sulą tekėti kažkokia į mane.
o vėliau žmona buvo užverstas kibiras. Tai aš sakau, žiūrėk, gal tu nori atsiversti, vis tiek čia gal čia yra gerų dalykų, čia yra gyvybės versmės. Tai ir jinai pradėjo irgi keliauti kartu. Tai žingsnis po žingsnio, nežinau, gal pusę metų truko, kol jinai vėliau ryžosi iš pažinties ir irgi toks buvo toks gyvas tikėjimas. Vėliau irgi tas Dievas veda ten tokiais įdomiais dalykais, atsiranda literatūros ar dar kažkas. Aš dabar taip žvelgiu, kad tas, kur sakau, tiesos ieškojimas. Tai reiškia, kad aš domėjausi istoriją, aš domėjausi savo krašto istoriją, Rūdėnų kaimo istoriją. Tai prasme, man tai buvo tas momentas, kur aš atrasdavau, kad palauk, tie žmonės tikintys ir labai sąžiningi, labai teisingi. Ir aš norėčiau būti kaip jie. Ir aš kažko nedarau to. Tai amžinatilsį Vladislavas Treksnys, buvęs ateitininkas, kalėjęs ir Štuthofo lagerį, sovietų okupacijos metu buvo irgi kankintas, bet jisai darė dėl Lietuvos. Ir vėliau ir Rūdėnus atsikėlė. Ir vėliau pažinau, mano prosenelis dar knygas parašė. Ir aš galvoju, wow, koks įspūdingas žmogus. Ir aš taip skaitau ir partizanų istorijos ir galvoju, tie, kurie stengiasi, labai su bažnyčia dažnai susiję. Ir kuo toliau to matau, kad, palauk, čia visur sąsajos. Bet aš nesuprantu, kas apie tai. Ir aš žengiau to žingsniu ir kuo toliau žengiau, tuo labiau daugiau mačiau. Ir einu aš to keliu. Tuo tarpu aš ten pradedu darbą, su žmona mes tokį kartu gyvenam, tuo tarpu mes dar nelabai to bažnytinio mokslo suprantam, kaip, tai čia bažnyčia sakys, kaip jūs čia kaip, bet aš pasakoju, kaip yra. Buvo taip ir žingsnis po žingsnio mes einam tuo keliu. Atsiranda literatūra, mes tobulėjam žingsnis po žingsnio, aš tapau IT įmonės padalinio vadovu. Fantastinės pozicijos, visą kitą, Vilniui čia, kitiem čia to, ko siekia jie žmonės visą gyvenimą. Ir aš pasiekiau ir faina, man irgi džiaugsmas, tikrai didelis pasitikėjimas ir stengiausi visą tą momentą lygiai taip pat, ką bažnyčia sako, dirbti ten, kur aš esu ir daryti tai, kas yra geriausia. Ir bažnyčia man padeda, svarbiausia. Visas mokslas, kas yra, mane sustiprina, aš kažkur įkvėpia, būti sąžiningam prieš save ir tai duoda darbštumą, tai duoda nuoširdumą, tai duoda tai, kad kai yra konfliktas, aš nenuleidžiu rankų, o jeigu ir nuleidžiu, jau kitas į, kad einu su atleidimu. Ir taip viskas sukasi. Ir tada kolektyvė, kad ir eini per sunkumus, bet tu žiūri, kad ką bažnyčia sako, jin visada buvo teisi, tu nors ir bandai nesutikti, bet praeini tas skaudžias pamokas ir žingsnis po žingsnio supranti, kiek jin yra teisi. O galiausiai toks kitas etapas buvo vadovų kursai. Tokia Fronezis vadovo akademija, brangi žiauriai dabar, kaip daugeliu galėtų skambėti, tai ten dabartiniu atveju paskutinį kartą, kai domėjaus, buvo ar 7 000 eurų metams. Tokie kursai. Ir aš tokiuose kursuose sudalyvau, nes vadovai vis tiek aš priejau liepto galą, kur aš kaip ekonomiką baigęs vadovas, aš nebeturiu kompetencijos, ką daryti, kas kaip. Einu mokytis, natūralu, mokinystės keliu einu ir ten pradeda mokytis. Ir ten pradeda nuo to. Pirmiausia, vadovas yra žmogus, tad jūs turite tapti gerų žmogum, ar ne? Ir ką jie pasakoja ir kuo ten jie moko, aš viską bažnyčios šviesoj matau. Jie ten pasakoja, kaip pavyzdys, mes rašėmės tokius poelgius, kurie nėra teisingi, neatsimenu, kaip dabar jie vadinasi, bet esmė, kad buvo neteisingi poelgiai, kad tu būtum sąžiningas prieš save. Ir aš tos poelgius rašausi tiesiog sąžiningai, kad kas yra nesąžiningas, bet tai yra išpažinties dalis. Ta prasme, ten be jokio smerkimo, ką aš padariau, kur klaidą, ką reikėtų kaip keisti. Ir aš rašausi sąrašą. Bam, 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 visą kitą sakau. Palauk, šiek kokie pinigai kainuoja, bažnyčia nemokamai laukia, kunigas klausykloje ten tuščia. Žmonės nesupranta, kiek tai duoda. O čia vadovai mokosi. Aukščiausio lygio vadovai susirinkę iš top įmonių ir jie mokosi duoti tą. Jie neina iš pažinties, o per išpažintį jūs gaunat ne tik, kad tu išpažįsti tai, bet tu gauni ir atleidimą ir tą tokį laisvumą. Tai čia šitoje vietoje galvoju, pirma dalis tokia. Bet ten aš einu kitą dalį. Būti nuosekliam visur. Tavo žodžiai, darbai, mintis turi sutapti, būti skaidrus ar ne. Integralus toks žodis buvo. Tai aš mokausi, kainuoja daug, bažnyčia apie tą kalbą kiekvieną vos nesekmadienį.
niekas to kažkaip nemato, neišvečia, tu ateini ir dažnai net nesiklausai, tos mišios tau yra, kaip, nežinau, tiesiog renginio aplankimas, bet tu nematai, kad ten Dievas yra, kad ten išmintis, kad ten tiesa, o galėtum. Ir aš po truputį tą šviesą matau. Nu, Dievas man duoda pamatyti. Aš pats tai čia nieko, bet jis man duoda tą pamatyti. Ir žingsnis po žingsnio, po to, kodėl pasakoju apie vadovų akademiją. Dėl to, kad ten mes pradėjom susitikinėti su keliais vadovais ir mažoj grupeliai palaikyti vienas kitą ilgalaikiuose projektuose. Dar ir dabar vyksta susitikimai, dabar aš išvažiavau į Telšius, bet linkėjimai Simonui ir Mindaugui, nes jie irgi vis dar vykdo susitikimus. Tai jau 3-4 metai susitikimai vyksta. O tuo tarpu mes toliau susitikinėjom ir mokomės kartu, tokia grupelė. Tarp kitko, jie irgi yra tikintis iš dvasingumo pusės, nors tas tikėjimas irgi savitas. Tai po žingsnelį kiekvienas einam savo keliu, ar ne? Negali tu už draugą atversti jo kibiro, o atsivertimas vyksta pačiam. Tai šitoj vietoj, kas vyko? Tai aš ėjau įmonės tobulėjimo keliu. Visą kitą. Ėjau, savęs ieškau, kur aš Dieve galėčiau čia būti, ką aš toliau turiu daryti. Nu ir ką darau, aš ten geros pareigos, stengiuosi įmonėje darbuoti sąžiningai, visą kitą, kolektyvą pavyksta, viskas įmonėje fantastiškai veikia. Ir mes toj grupeliai turim tokią dalį. O dabar galvokim, o kokia mano asmeninė misija? Nes jeigu mes kalbėdavom apie įmonės misiją, nes misija yra be galo svarbi dalis. Tai yra, kodėl mes čia tai darom? Kas čia yra mūsų tas esmė? Ir mes turim patys atsakyti šitą klausimą. Nu, žinoma. Ir aš klausiu Dievo, tai kur, kas, kaip? Ir man vaizdiniai iš to, kur aš jaunas, kaip aš elgiausi jaunas. O labai paprasta. Galvoju, vykdavo stovyklos. Aš pasiemu atostogas, kurios brangiai uždirbtas, bet pasiemu ir keliauju į stovyklą jaunimui padėti. Gerai, viskas aišku. Kodėl aš kolektyvė, kodėl šita pozicija man patinka? Dėl to, kad galiu žmonėm kažką parodyti. Ten irgi, ta prasme, mano kolegos, jeigu matot, tai žinot, kiek mes prakalbėję esame vienu ar kitų dalykų. Ir tai dažniausiai būdavo ne apie darbus, o apie asmenybę ir apie pačius tiesiog momentus, kurie padėtų žmogui. Nes jeigu žmogus pats laisvas prieš save, tai tada tu laisvas ir kolektyvė, tu nebijai pasakyti problemos ir galime tą problemą spręsti kartu, nors gal mums nepatogu tai ir visa kita, bet mes galime spręsti. Tai momentas toks, kad kalbu apie misiją savo asmeninę. Ir toj misijos daly aš užrašau tokius žodžius. Dorų žmonių ugdymas. Ir aš galvoju, okei, Mariau, tai dabar visas gyvenimas tavo apsivers. Tai čia užrašai ir tada prž. Nu tai vat, čia buvo mano toksai sujudimas. Ok, bet gerai, Dievas. Ir aš galvoju gerai, nes aš tik iš tiesų stovyklose kitiem yra sudėtingas momentas. Atkeliauja į stovyklą, nuvargsta, ten vaikai šurmulys, duodasi visa kita. Ir visi nuvargę atrodo. O aš duodasi ir toliau duodasi, man patinka duodasi su vaikais ir jaunimu. Važiuojam toliau. Ir gerai galvoju, darau žmonių ugdymas. Ir aš galvoju, ko būtų toliau. Tai tikybos mokytojų būsiu. Ir galvoju, kaip būtų dabar to tikybos mokytojų. Ir aš esu šaulys, nors dabar esu rėmėjas šaulys, dėl to, kad esu jaunas tėvelis. Bet per vienas iš pratybų aš sargyboje stoviu su kita šaule ir kažkaip mes įsišnekam, o jin teologiją studijuoja. Opa. Pradėjom šnekėtis, visą kitą, jin man duoda dekano Beno Ulevičiaus kontaktus. Linkėjimai, Benai. Ir aš pradėjau kalbinti, šnekėti, o kaip čia koks kelias būtų link tikybos mokytojų. Stojau į religinį švietimą. Mielos mano kolegės, su kuriomis kalbu, būtent tai ir studijuoja. Tai religinis švietimas mane vedė irgi į fantastišką grupę, fantastiškus žmonės, kuriuos pažinau ir su kuriais teko garbė susipažinti. Ir čia viską sakau nuosekliai dėl to, kad visa tai veda link kažko. Ir čia daug detalių neišpasakoju, bet jos irgi susideda į mane. Tai kitas žingsnis buvo toks, kad mes mokomės. Ir mes turėjome dalykus, kuriuose ne tik iš grupės mokosi, bet ir kiti pasirinkę tą dalyką.
arba diakonystėje besiruošiantieji vyrukai. Pavyzdžiui, mano atveju buvo 2 dalykai pas ekscelenciją vyskupą Joną Ivanauską, švento rašto įvadas ir dar kažkokia paskaita, kurios tikrai nepamenu dabar. Nesvarbu, kažką man sufleruoja, bet nesvarbu. Ir momentas toks, kad aš susipažįstu su tai žmonėmis, nes turim bendrus atsiskaitimus. Ok, jau atsiranda žmonių tarpas, kuriuos tu bent jau žinai, arba esi matęs. Tai dabar, žvelgiant į praeitus metus, tai yra 2025, po ilgo laiko buvo vėl žygis už gyvybę. Žygyje už gyvybę aš sudalyvauju su grupiokais, praeinamės žygį ir ten prie katedros buvo scena. Aš klausausi pranešimo ir čia dievo pirštas ar ne. Tai dabartiniu atveju aš jau turiu nuotrauką iš varnių ateitininkų, kurie mane nufotkino ir dabar jau rodė savo ataskaitą, kas kaip buvo, nežinodami, kad aš toj nuotraukai. Bet dabar Bet kaip viskas klostosi. Aš nukeliauju pas Arūną Skirgailą, nes matau, jis stovi irgi ten būtent diakonystėje besiruošiantieji vyrukai. Ateinu pasisveikinti, šnekamės. Ir įsišnekėjom ir aš būtent Arūnui sakau, kad tikybos mokytojų būsiu. Ir keliausiu į Raudėnus, mes ten su žmona norim kleboniją susitvarkyti. Sako, ką tu dirbsi? Sakau, tikybos mokytojų tai greičiausiai būsi. Sako, tai Telšių vyskupijos jaunimo centras ieško žmogaus. O man dukrelė toj turi gimti. Ir galvoju, faina, labai gerai skamba, reikia parašyti, bet kaip čia viskas bus, aš net neįsivaizduoju. Sakau, gerai, duosiu žinoti, kas kaip, skamba įdomiai, bet laukia dukrelės. Tuo tarpu nežinau, kas ten bus, bet dabartiniu atveju jau galiu pasakyti, kad dukrelė. Ir momentas toks, kad sužinau ir parašau aš žinią į kurijos paštą, kad aš čia toks egzistuoju, kad man tai yra įdomu, jeigu norit, susitikim, pasikalbėkim, susiskambinkim ar kažkaip. Ir viskas vedė, jie turėjo kitų žmonių, kaip visą tai, su kuo nori kalbėtis ar kažką. Pasišnekėjau ir aš su buvusia centro vadove Gabrielė, nes man irgi rūpi, kad tai būtų normali vieta, ar tai išpildys mane, vis dėlto viskas ant kortos pastatytas, palaukit, mano karjera čia, kur įmonėje, IT įmonėje, alga, viskas, visa kita. O čia Dievas šaukia kitą dalį. Ir va čia buvo įdomu, su žmona tokia diskusija turėjom. Bet taip Dievas tokį atsiuntė, visos baimės taip nyko ir mes taip ryžtamės. Įdomu mums, tai tikrai įdomu. Su ekscelencija vyskupu Algirdu turėjom pokalbį, atvyko jis į Žemuosius Panerius, mes po Žemuosius Panerius pasivaikščiojom su vyskupu, galvoju, wow, Dievuli, kaip gražu. Ir vėliau sako, tinka kandidatūra ir jeigu viskas tvarkoja. Tai ir gerai, mes pradėjom viską rutuliotis ir aš čia taip atsiduriu. Tai dabar mes, kuomet kalbam, tai jau prabėgo 4,5 mėnesio ir veiksmas vyksta čia. Ir įdomu, ir labai toks kupinas visko. Tai šiandien pristačiau strategiją, tai reiškia, kad per 4 mėnesius jau susipažinau bent jau su esama situacija, esamomis problemomis. Ir galiu pridėti galbūt ir kažkokių savo žinių, kaip jau Dievas ves, taip aš jau ten ir būsiu, pasistengsiu. Bet susipažinau su galybė nuostabių žmonių, čia tikrai faktas. Wow, galiu pasakyti, klausant, atrodo, kad čia praėjo 4,5 metų tiek turinio, ne? Įvyko visko daug. Tai gal dabar dar galėtum pasidalinti apie tą dorų žmonių ugdymą, bet konkrečiai į pašaukimus, į kunigus, į vienuolius, imam tą aukščiausią kartelę, kaip tu matytum tą ėjimą ir galimybės tikybos mokytojams, vadovams jaunimo, kokį galėtum gal tokias gairias duoti, ką mes galėtume padaryti, kad tą jauną žmogų atvesti bent iki pokalbio su Dievu, kad tą kibirą atverstų. Jo, tai kaip ir sakiau, kibirą atsiverčia patys. Negali už juos atversti, kad ir kaip tikybos mokytojai norėtų, gaus supergalių ir atvertinėsiu kibirius. Ne, tu gali tik tais galbūt nusėti tas sėklas, stengtis, rodyti dėmesį, sukurti aplinką pasitikėjimo, išbandyti visą tai ir tame pasitikėjime ir džiaugsmo ir meilės kelyje jis gali viso to patikėti ir atsiversti tą kibirą. Bet jeigu atsiversti, jis turi nenusivilti, nes jis gali labai greitai ir užsiversti tas kibirėlis.
Bet momentas toks, kuomet aš kalbu su, kurie galvoja apie kunigystę, nes kadangi aš dabar jau esu tokioje aplinkoje, kurioje su ministrantais dirbam ir čia atvyksta, ir jiem įdomu yra kunigystės dalis, tai tu pasikalbė ir dažnu atveju tai nėra iš tėvų. Bet jie tą kibirėlį atsivertė. Ir pilkite juos kiek galit. Ir momentas yra tas, kai tu pasidomi giliau, tai yra žmogus, kuris lydėjo jį. Tai aš galiu pasakyti, čia mano hipotezė, nepatvirtinta. Mano nuomonė, didelės grupės ir nesant asmeninio santykio nesukuria kelio jam pažinti Dievą. Ta prasme, tu negali iškart iššokti 5 klasės kursą, o per pirmas 5 klases ten turėtų tave vesti su už rankutės, bet tai turi būti kažkoks santykis. Gali jie net tarpusavį vesti viens kitą, jeigu su gairiam ar dar kažko, bet vienas nenueini. Vienas tu palūšti. Dabar aš vienas dirbu, aš susiduriu su kitais iššūkiais, kurie man yra sudėtingi. Tai yra, jau ieškau sprendimų, kaip nebūti vienam. Nes vienam, tu pradedi gesti tiesiog. Ir čia, ir su kolegom, kuomet dirbu IT įmonėje, darbas iš namų iš vienos pusės atrodo labai fainas, bet jis pradeda kelti labai daug problemų, nes tu vienas pradedi žiauriai pasimetinėti gyvenime. Tu nebesuskaitai žinutės tokias pat, tono nenuskaitai ir tu galvoji, kad čia probleminė dalis, o čia nėra jokios problemos. Gyvai šnekėtum, nėra jokios problemos, bet nuotoliu tai yra. Ir vienas tu gali irgi prisigalvoti visokių dalykų. Tai dėl to bažnyčia yra bendrystėje daly. Ta prasme, tu turi augti bendruomeniai. Tai šitoj dalyje, jeigu mes paimkime, ar ne, įprastą sutvirtinimo ruošimas, ar ne, ir yra grupelė, tai jie dažniausiai tarpusavį net nelabai kalba. O jeigu kalba minimaliai, o tu čia turėtum iš esmės klausti esminius gyvenimo klausimus, kas ir kaip, ir tau turėtų būti įdomu dėl jų. Bet jie nėra kibirų atverti. Dėl to jie ateina, apsivertę kibirus, mokytojas bando pilt, su šlangom pila ir nieko. Ir nieko. Ir ką tu gali padaryti? Ir kol tu neužmėgsi santykio asmeninio ir jis nepatikės tavim, kad palauk, čia yra tai, kas man būtų gera, tol nelabai kas vyksta. Dėl to mano nuomonė, mažesnės grupės turėtų būti vienareikšmiškai. Ir dabar jau nuo mokytojo, ar jisai su 8 galėtų dirbti, ar su 10, bet jis turėtų rezultatą matyti. Ta prasme, kad jau dalis vaikų, ne visi matomai, jie nori toliau eiti keliu. Nes tikrai yra ten, kur tikrai žmonės dirba taip nuosekliai, kurie paliečia tą ryšį, atsiranda vaikai, kurie eina to keliu. Ir tai nėra, kad stebuklingas tas žmogus kažkoks jisai. Ne. Per darbą, per tą santykį. Vienam gal 2 pavyks atvers, bet tie 2 bus tokie kosminiai, kad... Tai mano patarimas būtų asmeninis santykis. Ir čia irgi klausiant jaunųjų vadovų, kas veiktų, kas gerai veikia. Ir atsakymai labai paprasti. Vakaro laužas. Gera aplinka, tai kas vieni, kas irgi labai toks Kristaus žvakė ar ne velykinė, kuri tokia šviesa tamsoja ar ne. Susėdė prie to laužo šilta, ir giliem klausimam vieta ir laikas. Ir reikia laiko. Ne ten 45 minutės ir viskas. Ne. Kartais gali 2 valandas šnekėsitės, nes žmogus ant tiek dabar nori pilkyti mane tas 2 valandas, o čia daugmaž ne, viskas jau. Tai tas santykis, kaip užmėgsti tą santykį, tai čia gal didžiausias yra momentas ir pašaukimas, jis yra įvairialypis. Mano atveju, mano pašaukimas, kokią aš čia turiu, tai ar ne dabar dorų žmonių ugdymas bus, bet aš per kitą visiškai dalį dabar, jeigu sakiau, man patinka su jaunimu būti, bet aš dirbu dabar visiškai kitus darbus, bet matau, kad rezultatų, Dievui to reikia, tai ir gerai dirbsiu, ko Dievui reikia. Tai. Ir momentas yra tada, mano pašaukimas toks, bet aš kartu ir šeimininį gyvenimą. Kunigo dalis yra kita dalis, jis renkasi būti to bendruomenės dalim. Ta prasme, jeigu mano šeima yra ar ne žmona, dukrelė, ten turiu kažkokius aplinką, tai kunigas jis turi ženkliai didesnę šeimą. Jis rūpinasi ženkliai didesnė banda, ar ne, savotiškai, kaip turim tokį palyginimą, ar ne. Jisai juos myli. Ir
va, čia yra toks kelias, kuris, nu, ne kiekvienam, nes, va, jis turi, va, kaip aš sakau, aš su jaunimu dirbant, man, va, gerai, viskas tvarkoja, aš galiu varyti, ten naktį nemegojęs ir viskas man tvarkoja. Tai matomai ir kunigui irgi Dievas duoda tam, kuris va, ten turi tos jėgos, kuris turi to, bet jis turi atpažinti, jis turi atsiversti. Tai, o jeigu tu to neatverti, tada pas piktojo pagundom nukeliauji tokiais keliais ir jis tavęs net užstoja, kad tu neieškotum kelio. Va čia yra momentas, tu nebeieškai. Va tos, ir dabar, va, kai yra tai telefonai, ten gali sėdėti ilgai, ilgiausias valandas ir tu nebeieškai, tu nebeturi tylos, tu nebeklausi klausimų, kodėl iš vis tu toje žemėje, ne? 100 metų, wow, labai čia daug, čia niekis yra. Ir jeigu tai viskas, tai labai liūdna tada. Ir jeigu tu neturi atsakymo, kad po to dar yra kažkas, nu, labai depresyvu, o va šitas momentas, o tu gali nugyventi 70 metų net nekėlęs klausimų ir vėliau žiūri, jau pradeda lyga, pradedi kelt klausimus. Ir kartais jau, nu, taip sunku ir net negali. Sako Kristus, ar nebūkit kaip vaikais, nes, nu, tu turi tas tokios, va, sielos daly, toks būti nuoširdus, galbūt naivus šiek tiek, bet, nu, pasikliauti, aha, o jeigu tikybos mokytoja sako tiesą. Va čia va momentas. Nu, ir tada permasi, nu, palauk, viskas dėlios. Nes tikrai aš girdžiu liudijimus, kur žmonės sako, palauk, aš racionaliai pradėjau galvoti, tai čia sako, nu, tikrai racionaliai. Tai va tas pašaukimo dalis, mano nuomonė, santykis veda link to, kad tu gali atrasti savo, atsiversti tą kibirą. Nu, nes be santykio tai dažniausiai nevyksta, nu, viskas vyksta su Dievo valia, bet be santykio tai sunkiau padaryti, ar ne? Ir galima su santykiu tai atversti ženkliai daugiau tų kibirų, nes jie mato, kas yra kas, per savo pavyzdį, nieko kito. Tai gali būti aktyvios parapijos, kuomet žmonės patys iš savęs rodo, kas yra kas. Ir man galvoju, sutvirtinimo tėvai, koks gražus ir nuostabus reikalas yra sutvirtinimo tėvai. Bet dabar tai yra praradę tą prasme, nes mes giminaičius prisikviečiam, kurie patys netikintis ir tai nėra ta dalis. Bet jeigu tu esi parapijos dalis, tai yra bendruomenės. Va šitoje bendruomenėje aš gyvenu. Ta bendruomenė eina į bažnyčią ir ta žinau tos žmonės ir dabar iš tos bendruomenės yra žmogus, kuris manim rūpinasi ir sako, nu kaip tau sekasi, kaip tam tikėjimo kely. Ar tau nekyla klausimų ar dar kažkas, bet jam rūpi, nes čia mano sutvirtinimo vaikas. Bet jeigu tas sutvirtinimo tėvas niekada nesusimato, ne kiekvieną sekmadienį susimato. Nes jeigu taip, tai tu žinai, kad tą sekmadienį, tą valandą aš jį susimatysiu ir mes dar turėsim pokalbį kažkokį vieną ar kitą. Gal ir apie homiliją, tai yra pamokslą. Ir tada viskas, jau tu eini tuo keliu, yra kas palydė, bet dabar nėra kas palydė, atrodo. Tas, kas yra sukurta, atrodo, palydėti, nesuveikia. Čia tiesiog pamastymai. Gal paskutinį klausimą norėčiau paklausti apie akciją maldos, kurią šiandien pristatėm Telšių vyskupijos kunigams. Mes esam pradžioj šito judėjimo veikimo, kaip palaikyti esamus kunigus ir šiandien girdėjom iš kunigų, kad tikrai padėkas, kad tai labai svarbu, kad jie iš tiesų yra pavargę ir neturi kada pailsėti. Kaip tu gal matytum mūsų tolesnę tokią perspektyvą, gal pas tave matau, strategijų yra daug iš tiesų. Tai va, dabar konkrečiai va, tiem, kurie meldžiasi už pašauktuosius, kas yra svarbiausia šitam kelyje? Jeigu strategiškai mąstam, gerai, žvelgiam strategiškai, kaip aš mąstau, aš mąstyčiau, kad dabar pirmas etapas suburti žmonės ir komandą. Kai yra žmonės ir komanda, mes tada kuriam tą strategiją. Tada tik tais reiktų pastovaus susitikimo. Tai yra, ką ir dėstytoja Lina Šulcienė sako, nu, kas yra bendruomenė, ar ne? Tai turit pastoviai susitikinėti ir gyvai susitikti, nes negyvai nėra ryšio, nėra bendruomenės tos tokios. Bet kai atsiranda bendruomenė, kai tu turi žmonės, kurie visą tai, nu, tiesiog tai laiko, tada gali gimti tos gerosios iniciatyvos. Ką girdim, kunigam to reikia, matom, kunigai tiesiog, nu, tikrai išgyvena sunkius laikus, jiems sunku, o mes dažnai dar juos ten pirštais badom, kad o ir to reikia, ir to reikia, ir to, ir to. Ir patys nelinkę esam keistis. Ne, pirmas pokytis nuo savęs, o ta malda, būtent su Dievo pagalba ir prašom, kad mus galėtų biškutį keisti ir su tuo atsirastų reikiamos iniciatyvos. Tai, o kokios jos? Nu, tai va čia va klausimas. Tai va iš vienos pusės, ką dabar girdim, už esamus kunigus. Tai yra mano parapijos kunigas, aš už jį meldžiuosi.
Aš už jį meldžiuosi ir palaikau jį. Meldžiuosi už jaunimą, meldžiuosi už žmonės, kurie, kad atsirastų pastoracijai, tai yra tam darbe, kuriame tas tikėjimas būtų ne tik toks paviršutinis, ne iš tradicijos ateinu į mišias, bet ne, aš atsakau į savo gyvenimo klausimus. Ne į kažkokį ten apie šventuosius. Ne, palauk, tu irgi eik šventumo keliu, šventumas yra fantastinė laimė, bet atrodo mes to net nematom. Šventumas čia kažkam čia toks. Nes šventumas atrodo nelinksma, negera, o ten yra iš tiesų didžiausia ramybė ir laimė. Kodėl mes taip matom? Atsakykit patys. tai apie tai aš sakyčiau, strateginis žingsnis dabar yra geras. Burti bendruomenę. Ir kalbėtis, o vėliau ir paaiškės, ar tai turi būti daugiau liudijimo, ar tai turi būti dar daugiau maldos, gal viešos maldos, gal gailestingumo vainikėlis 3 valandą kažkokios iniciatyvos, būtent už kunigus, už tą gailestingumą, kad viešpats irgi padėtų jų sunkiam keliui, kad tą parapiją irgi jisai į visus tuos tokius, nežinau, mūsų nuodėmės ar ne, jis irgi atsižvelgtų, atsiprašom, kaip Mozė už tautą atsiprašinėjo ir kad tie kunigai būtų tokie drąsūs, kad irgi galėtų aukoti tą gyvybę, ar ne, kaip ganytojas toksai, už savo bandą aukosiu tą gyvybę. Tai apie tai. Tai malda yra stiprus reikalas ir dabar einam su tuo ir bendruomenė, tai čia labai teisingai. Malda, bendruomenė, o tada žiūrėkim toliau. Ir susitikimai gyvi. Viskas.